Ar kada nors pirkote sporto klubo abonementą, tikėdamiesi greitų rezultatų, bet nusivylėte? O gal bandėt sveikai maitintis, bet jautėtės tik alkani ir pikti? Šiandien mes kalbėsime ne apie tai, ką daryti, o apie tai, ko nedaryti ir kodėl jūsų pastangos gali būti pasmertos žlugti. Šiandienos epizodas bus aktualus ir leknėjantiems, ir senstantiems, ir niurzgantiems, kad jiems nuolat trūksta energijos ar imunitetas niekaip neatsistato. Su manimi kalbasi žmogus, nebijantis ir aštriau pasakyti teisybės. Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslų instituto profesorius daktaras Arūnas Emelianovas. Kviečiu žiūrėti. Gerai, Arūnai, apie mūsų temą grįžtam, apie Laurą jau apšnekėjom ir prieš mūsų epizodą. Man labai patiko, kai aš pakviečiau tave ateiti pas mane į podcastą, tu iškart sutikai, bet tokį parašai diški laišką apie tai, kad ten ir tyrimą esą darė ir viską, bet man labai užsikabino aš už šitos frazės, kad netikėkit trenerių, kuris sako, kad jis viską sutaisys ir netikėkit mitybos specialistų, kuris sako, kad jis vienas viską sutaisys. Tai kaip čia šitie du specialistai, jie privalo veikti kartu, kodėl? Gal nebūtinai abu specialistai vienu metu, bet gali būti ir vienas. Bet esmė, kad tik fiziniu aktyvumu, aišku, tai geriau negu nieko. Mes neišspręsim sveikatinimo problemos ir tik mitybą mes taip pat neišspręsim. Pavyzdys, kas iš to, kad tu idealiai sportuoji ten Pasaulio sveikatos organizacijos atliepia visas rekomendacijas ir jėgos ir kardio ir taip toliau ir kiekvieną vakarą valgai burgerį, o pusryčiam 3 kruasanus. Kas iš to, ar ne? Nes ką tu išnaudoji energijos ten, tu daugiau sukaupi ir lygiai tas pats. Nesvarbu, kad tu idealiai maitiniesi ir daržovės, ir baltymai, ir kiaušiniai, ir skaidulos, ir tu guli ant sofos 20 valandų per dieną. O kaip būtų gerai, jeigu taip veiktų? Tai geriausiai vis tiek tų simbiozė, tų dviejų svarbių ir panašių dalykų. Dar toks svarbus dalykas yra natūralus. Dažniausiai, jeigu žmogus jau yra fiziškai aktyvus, tai ir tą kitą elgesį, tai yra mityba, jisai, žymiai greičiau įninka iš gerosios pusės, nes ir fizinis aktyvumas, ir mityba yra tiesiog su sveikata susijęs elgesys, kuris priklauso tik nuo tavęs. Ir šiaip tai yra taip, kad jeigu tu esi fiziškai aktyvesnis, tau mažiau norisi prasto maisto. Aš esu šitą ir ant savęs pastebėjus. Irgi nes esu turėjusi periodą, kur negalėjau būti fiziškai aktyvi, tiesiog operaciją turėjau, po kurios reikėjo sveikti ir aš važiavau, kad mano poreikis, atsirado kitų norų, o paskui, kai būni fiziškai aktyvesnis, mano mama ir aš tą pastebėjus, aš ją išsivedžiau į kalnus kažkada ir jinai sako, kaip čia yra, kad man vynelio nesinori, sako. Bet čia gal toks ir pasąmoninis nedalykas, tai jeigu tu, vis tiek investuoji tą laiką ir būni treniruoti ir dabar viską sunaikinti tuo kaip ir skanių maistų, bet nebūtinai sveikatai palankiu. Taip, tai norisi automatiškai, turbūt net pasąmoniniam lygyje, ko gero. Aha, apie maistą kalbant, tai dabar JAV sudrebino pasaulį, kaip čia dabar apvertė tą mitybos piramidę ir sako, mes čia klydom dėl riebalų, dėl angliavandenių, dabar viskas kitaip, dabar iš tikrųjų kitoks yra tas sveikos mitybos pamatas. Tu pats man sakai, kad mes turim jau tyrimą Lietuvoje, kuris tyrinėjot Viduržemio jūros dietos ar mitybos įtaką irgi sveikatai. Gal gali pasidalinti, kokie pagrindiniai tau gal pačiam buvo momentai, kurie patį nustebino, arba tokios įžvalgos didžiausios, kurias galėtumėm šiandien aptarti? Mes tyrinėjom Viduržemio jūros mitybos principus, kaip vaikai ir jaunieji suaugę, tai yra 18-36 metų Lietuvos piliečiai maitinasi. Tai mes tokių labai sąsajų su ilgamžiškumu dar nenagrinėjom, čia gal ateities perspektyvoje padarysim tokius tyrimus, bet tokį nuskryninimą padarėm, kokia situacija Lietuvoje. Tai Lietuvos piliečiai tiek vyresnių klasių mokiniai, tiek jauni suaugę 18-36, ypatingai prastai maitinasi. Priminsiu, kad Viduržemio jūros mitybos principai tai nėra dieta, tai principai. Ir tos šalis, kurios tai naudoja, juose žmonės gyvena ilgiausiai. Tai yra, fakto įrodyta ir beje Pasaulio sveikatos organizacija teigia, nesvarbu, kur tu gyveni, šitie principai yra sveikatai palankiausi, ypač susijęs su širdies kraujagyslių sistemos ligom, atitolinimu ir panašiai. Tai jeigu apie tuos rezultatus, jeigu vaikai
14% maitinasi labai labai gerai. Tai mes galvojom, nu kaip, kokia prasta situacija. Po kelių metų mes ištyrėm suaugusius, tai dvigubai prastesnė situacija, tik 7% maitinasi labai gerai, o trečdalis ir daugiau labai prastai. Atspėk, Simona, vyrai ar moteris maitinasi geriau? Moteris. Aišku, kad moteris. Tai iš tų 7%, jeigu abi lytis, tai jeigu išskaidyti į vyrišką ir moterišką lytį, tai vyrai itin gerai maitinasi tik 2%. Siaubas. Žodžiu, jauni vyrai maitinasi neatsakingai, galėčiau turbūt taip teigti. Na ir žiūrėkim, kokį rezultatą mes turim. Didžiausias gepas, didžiausias atotrūkis ES tarp vyrų ir moterų mirtingumo yra 9 metai dabar Lietuvoje. Prieš 10 metų buvo 11. Šiek tiek situacija gerėja, bet mityba tikrai ne paskutinioje vietoje. O kodėl taip yra? Nes mes dabar gyvenam laikais, kai jau bet informacijos pasiekiamumas tai yra labai geras. Ir tikrai tas sveikamžiškumas ir informacija apie sveiką gyvenseną mus pasiekia iš įvairių kampų ir šaltinių ir per įvairias temas. Sporto klubų turim labai daug. Irgi dygsta vienas po kito. Tai nebėra prabangos kažkoks reikalas vaikščioti į sporto klubą. Galų gale daugybė darbovičių turi irgi ten įvairiausių programų. Sveiką maistą galima rasti ir įprastose parduotuvėse. Yra daugybė pasirinkimų ir ekologiškų ten maisto produktų, nebereikia būtinai kažkokią specializuotą eiti. Kas čia yra? Kame yra šaknis? Kad šitiek daug turim informacijos ir pasiekiamumo, tai čia viskas yra valios reikalas? Iš kur tie sprendimai, kodėl ta situacija tokia prasta? Čia turbūt nebūtų galima taip atsakyti labai trumpai. Kai kuriuose aspektuose aš sakyčiau, kad situacija netgi ir gerėja. Nu, iš tikrųjų dabar sportas tampa mada. Kai mes sportavom Ąžuolyne, kai mokiausi tuometiniam Kūno kultūros institute, dabar Lietuvos sporto universitete, mes buvom vieninteliai sportininkai tik tai, ten bėgiodavom. Tokių, savo malonumui arba sveikatinimui dėl savęs praktiškai niekas nebėgiojo. Tai dabar viskas pasikeitė. Daug žmonių tiesiog sportuoja, mėgaujasi, kaip ir minėjai pati, ir sporto klubuose daugiau žmonių. Mes, aišku, dar atsiliekam nuo Europos vidurkių tie, kas sportuoja sporto klubuose. Bet situacija ne visur tokia dramatiška. Šiek tiek gerėja. Kitas dalykas, tos informacijos srautas, kartais yra toksai dviprasmiška ta informacija. Aš pats pradėjau vesti savo Instagramą prieš apie 1,5 gal metų. Ir aš prieš tai nebuvau jokiose socmedijose ir kai aš atsidariau Instagramą, tai buvo šaunių dalykų labai, bet buvo tokių nesąmonių, kur visiškai su mokslu prasilenkia ir su praktika. Ir dabar dar tokių vis atsiranda. Tai vat to kritiškumo labai reikia žmonėm įvertinti, ar tikrai ta mada, kuri pasirodo mėnesį ar metus ar net 2, ar jinai mokslu grįsta. Ir galimai jinai bus niekada mokslu nepagrįsta, tai mes tos 2 metus galim save žaloti. Tai vat šitas dar svarbus dalykas. Na, o kodėl situacija dėl fizinio aktyvumo ten ne visai gerėja arba ne visose amžiaus koncentruose, ar dėl mitybos, kaip minėjai, daug informacijos tos gerosios, bet pažiūrėkim, kiek tos dark side, ar ne, tamsiosios pusės, kiek brukama saldžiųjų gėrimų, riebalų, transriebalų. Kaip pavyzdys, tas burgeris gal čia ne pats didžiausias blogis, bet bulvytės free. Ta prasme, viskas, kas perdirbta arba virta aliejuose. Ir iš tikrųjų, pažiūrėkit, vakare, jeigu pamatysim tą reklamą, mūsų pajautrėja visi receptoriai. Užsimanysime. Taip. O jau nors esam pavalgę, bet smegenys jau apgaudinėjamos. Kai kur kvapai parduotuvėse specialiai tokie dirginantis iš gerosios pusės, keliantis apetitą. Pažiūrėkime, mūsų centruose, kai kuriuose taškuose čiulba paukštukai. Tai reklama nesnaudžia ir bando irgi taip, čia taip pajokavus, ar ne, kad tarp šviesos ir tamsos tas mūsų su sveikata susijęs elgesys, tame tarpe ir fizinis aktyvumas, žinoma, ir mityba. Kaip čia dabar nenoriu įvardinti vieno labai populiaraus televizijos, kanalų, tokios, kur turim distancinį, įsijungiam ir visi serialai, nenoriu minėti konkrečiai kas,
Bet visi žinom, kas. Bet visi žinom kas. Nu, irgi patogu, irgi įdomu, irgi įtraukia valandomis. Tai Taip. vat tas gėris ir blogis kovoja. O kas, tu paminėjai tokį dalyką, kad kai pradėjai intensyviau naudoti socialinius tinklus, konkrečiai Instagram. Neintensyviau, tiesiog pradėjau naudotis, nes aš nebuvau niekur. Šokiruojantis faktas, taip, kiek ten daug brūdo. Bet kas tave patį labiausiai stebino? Tu paminėjai tokį, kad pastebėjai bendrą tendenciją, kad yra daug turinio, kuris yra nesąmoningas, nieko nepagrįstas. Kas tu pačiam, gal atsimeni kokį nors aštrų momentą iš šito? Žinoma, kad gražaus kūno sureikšminimas ypatingai. Nu, žinoma, gražu pažiūrėti, na, vizualiai viskas tvarkoj, bet su sveikata tai nesisieja. Taip. Ypač moterų kūnai. Perdėtas lieknumas, tas vadinamas six-packas. Moteriai prigimtinai nėra labai natūralu turėti six-packo, ten turi būti riebalai tam, kad apsaugotų vaisių ir padėtų jam būti ten. Tai vat tokių niuansų, tas perdėtas grožio suvokimo keitimas. Na, o paskutiniu metu tai mane šiek tiek taip trikdo, nu, pavyzdžiui, visiškai atsisakymas angliavandenių. Mėsa ir riebalai. Nu, dabar toks visiškai trendas, mada ir visiems rekomenduoju tikrai nesilaikyti, tai nėra natūralu ir tai nėra normalu. Mes negalim išgyventi be angliavandenių, mūsų smegenims reikia energijos angliavandenių. Galų gale pamirštam, kad tas vaisius ir daržovė irgi yra angliavandeniai. Tai skaidulos juose yra. Tai kas padės virškinti tą pačią mėsą ir riebalus, ar ne? Tai kas išvalys mūsų virškinamąjį traktą? Skaidulos. O jeigu mes tik tai grūdam mėsą su riebalais, tai antioksidantų nėra. Nu, žodžiu, įvairių ten mikroelementų, įvairių dalykų mes gaunam iš būtent augalinės kilmės maisto. Vaisiai, daržovės ir taip toliau. Tai vat šitas mane šiek tiek, nu, liūdina gal ir vis tiek kiti įtikinėja. Tai aš, kaip čia pasakyti, nedžedžinu, nesmerkiu tų žmonių, nu tai tavo pasirinkimas. Suaugęs žmogus, tu elkis kaip nori. Bet, nu, neprimetinėk tos labai nuomonės. Aš ir savo stengiuosi turinyje neprimetinėti, bet informuoti. Nu, vat, mokslas sako taip ir taip. Arba kartais sakau dar iš savo patirties, kad man taip ir taip, bet neaišku, ar tau tai bus. Bet tokias bendras tendencijas nubrėžti. Tai vat įvairių niuansų yra ir jų turbūt atsirastų madų naujų, tai labai kritiškai reikėtų vertinti. Taip, ir tai labai gerą pasakei, kad už gryną pinigą neimti kažkieno kito patirties, kad jam tinka, padeda ir panašiai, nes aš irgi esu už tai, kad geriau yra dalintis tuo, kas tau veikia, bet visą laiką pridėti tą disclaimerį tokį, kad tai nėra, nežinau, ten sveikatos eksperto rekomendacija ar panašiai. Mane pačią, tai žinai, kas nervina šitų trendų, va dabar, kai tu kalbėjai, aš prisimenu vieną dalyką. Man labai nepatinka, kad dabar yra taip, žinai, važiuojant ant tos bangos, kad mes visi labai užsiėmę, nespėjame čia gamintis maisto ir kažko tai pavalgyti, tai štai jums mišinukas, kurį užsipilsite vandeniu ir vietoj maisto jisai bus. Ir tai yra kaip sprendimas kasdienai valgyti biure vietoj pietų, kur nereikia to maisto jau ten kramtyti, žodžiu, kaip kokteiliuką gali išgerti. Mane šitas šiek tiek gazdina, nes aš nematau to kaip sveikos alternatyvos irgi. Čia aš įsivaizduoju, nu tikrai, jeigu ten viena diena per 10 dienų pasitaiko, tai viskas tvarkoj. Taip. Bet tai neturi tapti norma. Taip, tai nėra maisto pakaitalas, nes tai aš vat šitas ir tiesiog irgi kažkaip pastebiu, kad ta žinutė ne visai tinkamai sukonstruojama ir užsienyje yra pakankamai populiarus tokio tipo gal maistas ir matau, kad irgi Lietuvoje vis dažniau matosi ir aš taip, galvoju, kad tik tai jaunimas nepriimtų to kaip maisto pakaitalo su efektyvinimu dienos, kad tau dabar staiga 10 minučių pakanka ten, žodžiu, kažką susiplakti ir padaryti. Gerai, šiaip tai dar kitas momentas, mes irgi, kai kalbėjom su tavim apie tai, kiek daug verta šiandien apkalbėti, aš užsikabinau už skinny fat termino, kurį tu irgi sakei. Ir čia irgi susijęs su mūsų jaunimo fizinė būklė, ar ne, kad mes nutukimą suprantam tik tai kaip žmogų, kuris labai akivaizdžiai vizualiai jau yra tarsi turintis viršsvorį, bet yra kita dalis, kad žmogus gali tarsi vizualiai atrodyti kaip būdamas normalaus sudėjimo, bet realiai jo
kūno, funkcija bus kaip nutukusio, ar ne? Ar aš gerai suprantu, kas yra tas skinny fat, čia pavojaus, kiek tame yra, ar čia daugiau toks burbulas? Gal dar tokią priešistorę, kad įveščiau apie tai, kas yra skinny fat, gal bus lengviau, jeigu visi suprastumėm, kas yra metabolinis sindromas. Aha. Tai metabolinis sindromas yra keletas tokių aspektų. Sergantis metaboliniu sindromu žmonės turi didesnė liemens apimtį, tai yra pilvuką, tai yra visceraliniai riebalai. Visceraliniai riebalai apgaubia mūsų vidaus organus ir jiems trukdo funkcionuoti, tai čia yra minusas. Tuomet kita dalis metabolinio sindromo yra aukštas kraujospūdis, tuomet gliukozės kiekis kraujyje didelis po nevalgymo. Ta prasme, jeigu tu pavalgai, tai natūralu, kad padidėja, bet nevalgius. Tiksliau, ne po nevalgymo, o nevalgius. Trigliceridų kiekis, tai yra riebalų didesnis kraujyje ir didelio tankio to gerojo cholesterolio sumažėjimas. Tai va, tie aspektai, jeigu manoma 3 iš jų turiu, ar kitas turi, tai jau būtų skaitomas tas metabolinis sindromas. Tai dabar dažniausiai tai būna stambesniem žmonėm, nutukusiam žmonėm, bet ne visada. Bet tas būtent skinny fat yra tas asmuo, kuris neturi stambumo, neturi didelio svorio, bet šie elementai vyrauja. Lieknas žmogus turi aukštą kraujospūdį, turi didelį gliukozės kiekį kraujyje, turi per mažai gerojo cholesterolio, per daug riebalų ir taip toliau. Tai čia yra tas skinny fat. Dar yra toks niuansas, bet retai pasitaiko, kai vizualiai lyg nestambus žmogus, bet jis turi tų visceralinių riebalų. Jie taip ne taip vizualiai matosi, bet viduje jie yra apgaubę tos organus ir trukdo funkcionuoti. Tai skinny fat stambaus žmogaus problemos kartais turi ir tie nestambų žmonės. Kodėl taip atsitinka? Kodėl taip pasiekiama? Čia ko gero negalėčiau net atsakyti, bet žinoma yra ir genai. Bet yra ir mūsų elgesys. Skinny fat genai. Mūsų genai daug ką, ne, ir tas cholesterolis, ir širdies ligos, net ir vėžio perdavimas. Tai genai daug ką lemia, bet nėra pagrindas. Anksčiau ten buvo manoma, kad 50% genai, dabar jau lyg 20%, dabar priklausomai nuo, ten ir 10 kiti kalba, priklausomai nuo pačios tos funkcijos. Bet ką visiems tikrai privalu žinoti, kad savo elgesiu, savo gyvenimo būdu mes galim daug ką keisti, daug ką įtakoti. Ir jeigu turim ar metabolinį sindromą, ar nutukimą, ar skinny fat, tai mums nereikia koja ant kojos sėdėti toliau. Mums reikia veikti ir tą galima susikontroliuoti arba net panaikinti kai kuriais atvejais. Net panaikinti. Tai aš dabar galvoju iš tokios perspektyvos, kad žmogus esantis skinny fat gali nežinoti skinny fat, jeigu jis niekada nesidarė pilno kraujo tyrimo. Tikrai taip. Pavyzdžiui, cholesterolio, mes nejaučiam. Gali būti, kad ten didžiulis kiekis, mūsų kraujagyslės kemšasi, ir insultas, infarktas gali laukti už 5 metų arba net greičiau. Tai to mes galim visiškai nežinoti. Dar problema, kas yra, kad jaunėja cholesterolio didėjimas, tai paaugliams, pavyzdžiui, yra per didelis kiekis. Anksčiau tai buvo, labai retai, dabar tai dažnėja. Tai aš visiems rekomenduoju suaugusiams žmonėms, nenormalu nepasidaryti karto bent per metus kraujo tyrimą elementariausiai. Vitaminai, mikroelementai, cholesterolis, paprasta. Tai tiesiog privalomai, bet ir karts nuo karto padaryti ir vaikams, paaugliams ypač. Ir iš tikrųjų, mes turbūt kartą metuose galime poliklinikoje elementariai pasidaryti, bet net nereikia ir prašyti jokio šeimos gydytojo, gali be jokio siuntimo nukeliauti bet kokią privačią kliniką ir jie brangiai nekainuoja, tie tyrimukai ten greitai paima, padaro. Tik svarbu, kad turėtum kam parodyti, kas turėtų pakankamai žinių pakomentuoti, kad neit pas Instagramo. Tai vėlgi mes visi praktiškai priklausom šeimos gydytojam. Visi vienokį ar kitokį kontaktą, palauk tiek to tą savaitę, ar ten jeigu neskubu dar daugiau išlauksi ir pakomentuot. Taip. Gal tik tai kartais skundžiasi žmonės, kad šeimos gydytojai žiūri normos ribas, bet ne tendenciją.
Yra niuansų, bet vis tiek tu jau kažką, ar ne? Nu, normas, jeigu tu bent turi kažkokias preliminarias, tu jau gali matyti, nu, jeigu vienas viršyje rodiklis, kitas, nu jau red flagas, jau kažką, tada gal giliau jau, tada jau ne telefonu su šeimos gydytoju, o ilgiau, klausyk gydytojau, man reikia susitikti, palauksiu tą mėnesį ar 2 savaitės, aiškinamės, ką daryti. Šio epizodo rėmėjas yra Livin, didžiausias ekologiškų ir sveikų produktų tinklas Baltijos šalyse, kuriame galima rasti kruopščiai atrinktų ir įvertintų maisto produktų, maisto papildų, natūralios kosmetikos ir namų švaros priemonių. O visą vasario mėnesį fizinėse Livin parduotuvėse ir internete livin.lt taikoma net 30% nuolaida Shroomwell ir Chaga Health maisto papildams su funkciniais grybais. Apsiperkant su Livin lojalumo kortele, kurios beje nereikia net fizinės turėti, visiškai nemokamai ją galima turėti elektroninę, pavyzdžiui, telefone. Šie maisto papildai, Chaga Health, gaminami su itin švariuose Estijos miškuose augančiais Chaga grybais. Įsivaizduokit, reikia net 8 ar 9 metų, kol šie grybai užauga tiek, kad gali būti jau naudojami maisto papildų gamybai. Shroomwell gamykloje, kitas estiškas prekės ženklas, kiekvienas iš miško atvežtas grybas yra kruopščiai ištiriamas, įvertinamas ir tik užtikrinus, kad žaliava tikrai yra aukščiausios kokybės, iš jų jau yra gaminami eliksyrai. Eliksyrai papildomi gerai pažįstamais komponentais, pavyzdžiui, mėlynėmis, šaltalankiais, erškėtuogėmis ar juodaisiais serbentais, kaip čia, ir jie suteikia ne tik puikų skonį, bet ir patys savaime irgi turi vertingų savybių. Kapsulės, pavyzdžiui, ir ekstraktai yra su funkciniais grybais. Jie yra itin patogus naudoti tokiam skubančiam miesto žmogui, kuris mažai miega, skuba, lekia, stresuoja, daug dirba, bet vis tiek nori išlikti sveikas ir energingas. Dėl viso ko tik primenu, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Vis tiek svarbi yra įvairi ir subalansuota mityba ir sveikas gyvenimo būdas, o šiuos ir kitus estiškus, itin aukštos kokybės Shroomwell ir Chaga Health produktus įsigyti su 30% nuolaida visą vasarį galite fizinėse ir elektroninėse Livin parduotuvėse su Livin lojalumo kortele. O dabar grįžtame į pokalbį. O Rūnai, dar užsikabinsiu už to momento, kur sakei, kad vyrai dar prasčiau maitinasi negu moterys. Ir aš nesuprantu iki galo, kodėl taip yra. Ir ar tai reiškia, kad ir tų pačių skinny fat, tada greičiausiai mes turim vyrų daugiau negu moterų. Kaip tu manai, kodėl va čia yra priežastis, kodėl mūsų vyrai atsilieka? Ne tai, kad ten moteris labai jau būtų prieki, kaip šitas tyrimas parodė, bet iš esmės, kodėl toks skirtumas didžiulis? Nu, apskritai kalbant apie sveikatą, vyrai ją labiau apleidė. Deja, tai. Ir aš manau, kad tai yra tiesiogiai susiję nuo vaikystės, nuo auklėjimo. Tu berniukas, tu nežliumk. Tu pakentėk ir dažnai vyras suauga ir pasąmonėje jau tai yra. Tu kentėk, tu nesiskūsk. Nu, vat dar kažką skauda, ar ne, čia jeigu apie kokias baisesnes ligas, tai dar pakentėsiu, dar pusmetis, dar metai ir jau pas onkologą nueina, kai 3 arba 4 vėžio stadija. Nes kažkada jam buvo brukama, kad tu privalai kentėti. Lygiai tas pats su psichikos sveikata, ką mūsų tyrimai rodo su kolegė Brigita Mežienė. Tai jauni žmonės, kurie turi problemų, pas psichiatrą kreipiasi tik 3%. Čia visiškas nulis tas skaičius. Ir čia ne iš visos populiacijos, bet tie, kas jau turi problemų. Tai todėl mes turim, ką tas pats tyrimas mūsų parodė. Kuo toliau, to vis mažiau žmonės jauni kalbasi su tėvais, kai turi problemų. Daugiau vartoja alkoholio, daugiau psichotropinių medžiagų vartoja. Tai va taip jie slopina problemas ir tai aišku, kad anksčiau ar vėliau neigiamai paveikia ir tą pačią sveikatą. Tai su vyrų sveikata yra ir požiūriu tikrai daug problemų, kalbant ten apie kokį mirtingumą. Tai vėl rizika. Vyrai labiau linkę rizikuoti, tos nelaimingi atsitikimai. Statistiškai viskas aišku, avarijų padaro žymiai daugiau vyrai negu moteris. Tai darbe įvairios mirtis dažniausiai nutinka vyrams. Tai iš tikrųjų čia toksai svarbus dalykas ir programos yra vyrams taip pat virš 40 širdies programa yra nemokama, kur per šeimos gydytoją užsiregistruoja ir tau patikrina širdį nemokamai, kardiogramą padaro ir taip toliau.
tuomet yra prostatos vėžys, bet ir valstybė investuoja milijonus. Kitos šalis ne visos tą turi galimybę. tą privilegiją, sakyčiau. Ir vis tiek vyrai pas mumis ne visi tikrinasi, moteris žymiai dažniau, nu ir matom rezultatą apie ilgamžiškumą. Aš galvoju, gal informacija ne iki galo pasiekia, nes aišku, aš ne vyras, tai natūralu, kad manęs šitą informaciją nepasiekia, bet ne, nėra taip. Mane kaip moterį šitą informaciją turėtų pasiekti, kad aš už ausų vyro nutemčiau pasitikrinti sveikatos. Tai čia faktas, todėl čia kažkokiam irgi buvau pokalbyje podcast'e ir yra video, kad, kaip aš ten dabar sakau, kad vyrui žmona yra Dievo dovana. Nes iš tikrųjų vedę vyrai ilgiau gyvena ir viena iš priežasčių žmona užrašo pas gydytoją, nuveda, kartu nueina, įkalba, vitaminų priperka, mikroelementų priperka ir taip toliau. Teisingai. Tai iš tikrųjų tame yra tiesos visiškai logiškos. Visiškai tam pritariu ir aš atsimenu, šiuo metu aš esu vieniša, bet prieš tai irgi mano partneris, tai iš principo visus net tokius dalykus kaip mikroelementai. Maišiukus aš turėdavau sukrauti kuprinę tam, kad žmogus nedehidratuotų ir prisimintų viską gerti. Ir beje, labai seniai jau tyrimai lietuvių rodo, kad vyrai pervertina savo galimybes. Jie geriau vertina savo sveikatą negu moteris. Aš čia sveikas, o kojas pakrato anksčiau. Čia labai seni, gal kokie 20 metų senumo tyrimai Lietuvos. Šakės, koks geras šitas ir štai žvalga yra superinė. Vyrai pervertina sveikatą savo, o mirtingumas jų yra ankstyvesnis. Gerai, grįžtam prie priežasčių. Tai kame čia yra reikalas? Iš ko susideda ta gera mityba? Nes dabar irgi, aš pačioj pradžioje norėjau, aš vis galvojau visą temą sukti apie tas JAV patvirtintas sveikos mitybos gairės, bet per siaurą temą mes šitą apšnekėjom. Ir jie irgi, žodžiu, pasakė, ten itin perdirbti angliavandeniai negali būti sveikos mitybos pagrindas. Mes šiaip tai lietuviai visai mėgstam ir duoną, ir visus batoniukus, kas ten iš tokių angliavandenių, bulves mes labai mėgstam, ypač žiemą turbūt valgyti, kažkaip kitų šakninių būna ten ne taip gausiai valgom, bet jau bulves tai iš mūsų netimsi visais pavidalais. Tai ar tai reiškia, kad ir mums tada laikas peržiūrėti tą lėkštę ir savo tradicijas ir įpročius ir ar tai yra ženklas, kad reikėtų tada tą lietuvišką tradicinį maistą sukti naują tradiciją? Aš siūlyčiau turbūt peržiūrėti vis dėlto savo tą lėkštę, o kalbant apie tą apverstą vadinamą Amerikos mitybos piramidę, aš tai, ją traktuoju kaip paverstą šonu, ne visai apverstą. Tai ten yra gerų dalykų, bet yra šiek tiek ir su mokslu prasilenkiančių. Tai, tikrai mes per daug valgom tų greitųjų angliavandenių, jeigu paprastai tai cukraus ir miltų, ar ne? Tikrai per daug. Per mažai mes valgom baltymų. Per mažai mes valgom vaisių, daržovių. Tai yra ko pasimokyti iš tos piramidės, nes jie labai taip gražiai dabar sako, kad kuo įvairesnė lėkštė, ir tiesa ir buvo apie vaisius ir anksčiau, ir daržovės, kuo įvairesnė, kuo įvairių spalvų, nes skirtingos spalvos vaisiai ir daržovės turi skirtingų antioksidantų, tai labai gerai mūsų organizmui. Tai atsisakyti ten gazuotų saldžiųjų, mažinti kiek įmanoma to perdirbto maisto. Tai mes galim, sakyčiau, kokį 70% perimti tos 60-70 amerikiečių tos piramidės mitybos naujosios ir šiek tiek sumažinti tos miltus. Apie bulvę aš taip nesu labai didelis skeptikas, nes ji tik su viena sąlyga, jeigu jinai tik ką išvirta. Jinai turi ir vitamino C, ir turi kitų neblogų dalykų, bet kitą dieną, jeigu mes ją palaikom šaldytuve, jinai nebeturi nieko. Šitas krakmolas transformuojasi, kas čia atsitinka su bulve? Gali papasakoti paprastais žodžiais? Ne, biochemiškai aš negaliu, nesu biochemikas, tai čia jau tokie sudėtingesni procesai. Bet ką aš dar mėgstu užakcentuoti apie bulvę, kad kaip mes valgom bulvę dažniausiai kitą dieną, arba ten iš vis, jeigu po 2 dienų, su majonezu. Tai čia yra dar dedami mišrainės ir taip toliau. Tai visur yra šviežumas. Dar mes ką pamirštam, tai ir burokai, ir ridikai, ir visokie kiti geri dalykai pas mus augantis ir šviežus. Ir mes jų beveik nenaudojame. Atsiminti, kas auga pas mus, prisiminti sezoniškumą, aišku, visus fermentuotus reikia irgi žiemą įtraukti, tai ką turim gero. Čia pas mane praeitą savaitę buvo irgi viena biomedicinos mokslų daktarė ir jinai
Jis sakė, kopūstas iš esmės yra gera daržovė ir, žodžiu, kopūstų turim valgyti visom formom ir augintų, ir šviežių, ir visokiausių. Gerai, dabar kas yra tada ta paversta piramidė, kažkokia ten bendri principai aiškus, kad reikėtų tų gazuotų saldžių gėrimų mažinti, geriam vandenį ir stipriai perdirbti angliavandeniai, realiai eliminuojam produktų įvairovę, ypač daržovių turi likti, pakankamai baltymų, sveiki riebalai. O tai kas yra viduržemio jūros dieta ir ten kiek to sąryšio yra su šitom naujom sveikos mitybos gairiam? Dar jeigu grįžtant apie gairias, didžiausias man toksai netitikimas ir su mokslu, ir prieštarauja pačiose gairėse mėsa, sotieji riebalai. Iš vienos pusės jie rašo, palikta tas sakinys, kad iš sočiųjų riebalų, tai yra iš mėsos, riebių pieno produktų, sviesto ir taip toliau, turėtumėm gauti nedaugiau negu 10% visų kalorijų per dieną. Bet jie mėsą ir tas sviestą ir panašiai į viršų užkelia. Tai kaip ir prieštarauja. Taip. Tai va tų sočiųjų riebalų tikrai nereikia mums raudonos mėsos kasdien. Aš nesakau jos atsisakyti, aš nesu toks vegetarų didelis fanas, bet ką mes valgom per daug, tai kiaulienos lietuviai faktas. Tai vat šito galėtumėm atsisakyti. O dabar jūs klausėt apie viduržemio jūros mitybą, ar ne? Taip. Ten pasirinkimai. Kur vyrauja šita mityba, šitie principai, žmonės gyvena ilgiausiai ir tai nėra atsitiktinumas. Tai tiesiogiai veikia mūsų sveikatą. Tai va ten, pavyzdžiui, skamba klausimai, jeigu moksliškai ten anketas tyrimus daryti, tai ką tu renkiesi? Baltą mėsą ar raudoną? Nesako ten visiškai atsisakyti, bet balta mėsa prioritetas, tada žuvies, tada ankštinių, tada pagrindas riebalų turėtų būti alyvuogių aliejus. Tai va čia svarbus toksai faktas. Na ir vėlgi ten įvairovė, vaisiai, riešutai, sėklos, mes per mažai valgom. Tai tokie labai, labai paprasti principai, kuriuos tu renkiesi. Tai va ar šitą. Gerai, bulvės yra viduržemio jūros dietoj? Nelabai. Nėra. Dabar kai paklausiai, tai galvoju, nelabai. Bet aš irgi galvoju, nelabai, ne? Ten prancūzai kokie būna, gal įmeta vieną kitą kažkur, tai, bet šiaip tai nelabai. Kaip atrodo lėkštė? Tarkim, gerai, kitaip paklausiu. Viduržemio jūros dieta, pusryčiai, pietus, vakarienė. Kaip atrodo, pavyzdžiui, toks maistas? Čia nereiškia, kad dabar reikės 7 dienas per savaitę šitą valgyti, bet... Gal nežinau, pusryčiai, pietus, vakarienė, bet visur vis tiek turėtų būti ir baltymų. Bet visur turėtų būti ir skaidulų, ir angliavandenių. Tai per pusryčius, tarkim, kiaušinis, ar ne? Jo, kas be majonezo pabrėšiu. Be majonezo. Su alyvuogių aliejum. Pamenat, nežinau, gal čia anksčiau, gėdos kiek prisidarydavom, ten 20 metų atgal, nuvažiuoju į Italiją, tai aš dar pas draugus važiavau, tik iš Lietuvos. Tai sako, tu tik nepadaryk mums gėdos, neužsisakyk kečupo. Ta prasme, anksčiau tai buvo pas mus dar kai kur ir čia, ne? Tai visur alyvuogių aliejų vartoja. Tai ir ant duonos galima, ir ant kiaušinio ir taip toliau. Bet turi būti ir daržovių, ir skaidulų, ir vitaminų tuo pat metu. Aš tai va taip rekomenduočiau. Tai kokios skaidulos per pusryčius? Nes avokadas kai kuriam gali būti brangu. Ne tik brangu, avokadas turi labai daug kalorijų. Žinau, nes jisai gėris yra, bet saikas visur. Bet tai brokoliai, kopūstai tie patys. Gerai, pusryčiam brokolį, kopūstą prie kiaušinio tada, ne? Ta prasme, ir pomidoras, ir agurk, viską. Ir mano dar rekomendacija, nevalgykim kiekvieną dieną, tarkim, virtas kiaušinis, pomidoras, agurkas ir ten, nežinau, kalafioro gabaliukas. Keiskim ir daržovės, ir spalvas keiskim daržovių. Jeigu buvo žalia, tai žalia su kažkom, jeigu geltona, tai kita. Ta pati įvairovė. Labai turbūt raktinis žodis, kalbant apie sveikesnę mitybą, yra įvairovė. Taip, gerai. Dabar išsiaiškinom, kad lietuviai turėtų valgyti mažiau kiaulienos, šitą užfiksavom, raudoną mėsą ne kasdien, tai kiek kartą per savaitę tą raudoną mėsą? Vienos rekomendacijos yra kartą per savaitę tik tai, bet manau, kad galima turbūt ir daugiau. Tai svarbus momentas, kas nėra to lygų, dešrelės ar ne, ar dešra, mėsa mes traktuojam, tai yra visiškai nesusipratimas.
jeigu jau valgom mėsą raudoną, nu tai valgom gryną, nu ne gryną, bet ta prasme, ar troškintą, ar, nu ir steikas, aišku, skanu, bet irgi nerekomenduojama ten kiekvieną dieną. Bet tikrai galima pasilepinti, pasimėgauti. Bet ta prasme, kad gryną gabalą. Kiekvieną dieną valgyti, aš iš tų, kur man, ta prasme, aš neatsilaikau steikų. Jeigu man būtų kas nors tiektų steikus kiekvieną dieną, aš jas kiekvieną dieną valgyčiau, turbūt šakės. Nelabai gerai, bet jo, bet skanu, sutinku, kad steikai skanu. Gerai, jo, užakcentuokim. Dešra, net jeigu raudona, tai nėra raudona mėsa. Dešra iš vis blogis. Taip. Aš dešros nesuprantu, kaip jos išsilaiko ir ten aiškiai sąsajos 500 gramų dešros kasdien, na, perdirbtos mėsos ten skamba šitaip, beveik 20% padidina tikimybę storosios žarnos vėžio susirgti. O 500 gramų čia nėra kas. Tai aš iš vis siūlau eliminuoti, praeiti šitą skyrių. Aš irgi siūlau. Kažkada žinau. Nori mėsos, nusipirki mėsos gabaliuką. Taip. Ten troškinį pasikėpi, ką tu nori. Apskritai, aš esu šalininkas vieno ingrediento produktų. Jeigu taip atvirai, tai kaip parduotuviai einu, aš tengiuosi pirkti, kad būtų vienas dalykas. Geriausia be pakuotės. Nu, aišku, mėsos ten žuvies nenusipirksi be pakuotės, jau čia higienos reikalai, bet vieno ingrediento produktai yra pakankamai patikimas maisto šaltinis. Jo. Dar truputį atsiprašau, vis dėlto galvoju, nepaminėjau pusryčių pavyzdys. Važiuojam. Vat spalvotos daržovės, koks nors kiaušinis, bet žinom, kad kai kuriuose vitaminų įsisavinimo procesuose reikia riebalų. Nu tiesa, yra kiaušinėje šiek tiek. Tai vat šlakelis alyvuogių aliejaus tikrai nepamaišys. Gerai, tai alyvuogių aliejus mums tinka visur. Jau ką tik išsiaiškinom šitą, jį verta žiūrėti kaip pagardą, kaip papildą ir kaip būtiną sveikos mitybos kompanioną. Bet alyvuogių aliejus, aš atsimenu kažkada ir mokymosi buvau ir kalbėjau su alyvuogių aliejaus someljė ir jinai sakė, čia yra labiausiai perdirbtas. Su Liana turbūt, ar ne? Taip, su Liana, sakė, čia labiausiai padirbinėjamas produktas pasaulyje yra ir pasaulyje nėra tiek alyvmedžių, iš kurių būtų galima gauti tokį derlių, kad pagamintumėm tą alyvuogių aliejaus kiekį, kokį mes matom parduotuvėse. O visada rekomendacija yra įtraukti kokybišką, gerą, itin tyrą alyvuogių aliejų į savo mitybą. Kaip žmogui atskirti, tai ką pirkti nuėjus į prekybos centrą, kaip žinoti, kad nenuodą nusiperki ir va tu paskui ten ir prie kiaušinuko, ir prie duonytės, ir prie visko, tada tą alyvuogių aliejų kaip nuodą pradedi vartoti. Nu, kaip be keistai nuskambėtų, niekur nenusipirksit alyvuogių aliejaus tikro už 5 eurus. Tai jeigu jau pigu, tai jau kažkas negerai. Tai taip tiesiog nebūna, nes neįmanoma savikainos atžvilgių. Tai aš tai mėgstu, kad ir tos pačios Lianos ar ne, tas itališkos skonio gurmanuose. Man ten patinka, kad tu gali paragauti. Tai va tas svarbus dalykas iš skonio. Aišku, čia reikia prie to priprasti, bet tu jau perki pas profesionalus, tu pasikalbi, tau išaiškina, pauostai, duoda paragauti, visokių ūkių ten yra surašyta, kiek šitų antioksidantų polifenolių yra, koks rūgštingumas. Paprastam tokiam, kaip čia, supermarkete ar prekybos centre, nelabai tos informacijos gausi, tai bet kokiu atveju reikia skaityti. Ar tikrai tyras, ar to tyro aliejaus ten būna, žinot, reklamiškai įmaišyta ir jau tyras aliejus, iš tikrųjų ne. Taip. Tai va tada reikia skaityti etiketes. Bet man tai patinka tokie mažesni tokie butikėliai, kur viską gali įsiklausti. Ir svarbiausia, kad paragauti. Aš atsimenu dabar, irgi, kai tu pasakai, Liana panašiai ir sakė, jeigu toj vietoje negali paragauti alyvuogių aliejaus, tai greičiausiai kažkas slepia, nes šiaip yra normalu irgi galėt paragauti. Ir dabar, kad jau kalbam apie kokybiškus produktus, tai šiandienos epizodo rėmėjas yra Livin ir pas jos irgi yra gero kokybiško alyvuogių aliejaus. Aš pas jos Čentonze tą perku. Alyvuogių aliejų tokiam juodam apvaliam buteliuką būna ir irgi jis yra itin aukštos kokybės ir ekologiškas ir tiesiogiai iš ūkių, nedidelio uždaro ūkio yra vežamas šeimos verslas ilgaamžis, tai turi tikrai patikimo alyvuogių aliejų. Yra daugiau, ne tik Čentonze, bet tiesiog, kad aš Čentonze aliejų pati perku, tai dėl to čia jį paminėjau. Ir apskritai, čia, kai kalbam apie maisto produktų kokybę, tai
Būna žmonės, kurie sako, nu va viskas, nuo naujų metų, ar ten nuo pirmadienio, ar nuo pavasario, ar nuo gimtadienio, susigalvoja, žodžiu, kokį nori jie ribą ir sako, jau dabar tai maitinsiuosi veikiau, jau dabar žingsnius rinksiu po 10 000 per dieną, ar ten, kad ir kiek kas susigalvotų. Ir paskui aš susiduriu su to pati, nes man būna žmonės įvairias klausimus uždavinėja ir irgi sako, aš tynu parduotuvę ir aš nežinau, sako, tai kuris čia dabar tas produktas yra sveikas, ar kurią daržovę būtina pirkti ekologišką, o kurią galima ir paprastą pirkti, ką čia kreipti dėmesį. Tai paprastose parduotuvėse yra sudėtinga šitą padaryti, bet man patinka, kad į Liviną gali ateiti ir jau žinai, kad jie į asortimentą, jeigu įvedė, tai vadinasi, jų jau filtrai yra praspaudę tie tiekėjai, tie gamintojai ir tie maisto produktai, dėl to, kad yra pakankamai aukšta kartelė, ten tiek sertifikavimo maisto, kilmės, sudėties ir panašų dalykai. Tai aš šiaip apskritai esu Livino fanė šitoje vietoje. Tai va. Bet, žinai, yra kita dalis. Vat dabar irgi apie produktų kokybę pradėjau kalbėti, išsamei visko pripasakau, bet sakom, sveikai maitintis labai brangu. Ir šitas... Aš nežinau, kiek metų šitą girdžiu, kad sveikai maitintis yra labai brangu, nes yra tas įsivaizdavimas, kad sveikas produktas, tai vat iš to, kaip yra žodžiu maisto prekių parduotuvė ir yra sveikų produktų skyrius, žinai, ten vienas, ten 6 lentynos ir ten supakuotas tas maistas, aišku, ten, kas yra sudėta, aš pritariu, ten būna 3 kart brangiau, negu kad pats eitum ir kažką tai bandytum pirkti ir gamintis. Ar tikrai sveikai maitintis yra brangu? Kokia yra tavo nuomonė? Ir šito vietoje aš jaučiu, mes padiskutuosim su tavim truputėlį daugiau. Jo, čia diskusija gali įsirituliuoti ilgam. Šiuo metu aš jau nesutikčiau, kad maitintis sveikai yra brangu. Tikrai ne. Yra įvairių produktų, kad ir ankštiniai, ar ne? Nu, mes pamirštam pupas, pupeles, lęšius, avinžirnius, nu, kai kurie iš jų yra itin pigus, negu ten kažkokius, nežinau, makaronus ten pirktumeis, dar kažką, tai ten, nu, iš tikrųjų, sveikas maistas nebūtinai brangus. Kita vertus, kūryba, nueina kas nors į prekybos centrą riešutų, nu ir ten pasirodo visi brangus. Bet beveik visur yra vieni riešutai, ten savaitės akcija. Tai tu juos ir nusipirk. Kitą savaitę nueisi kitus, nes visada reikia kaitalioti įvairovę. Ateini daržovių, nu nėra špinatam šiuo metu, vat, pasirodo tau brangu. Nu nepirk tų špinatų šiandien ar ten šią savaitę. Ir tada susirasi kitą kažkokią žalę, ar ne, kur turi chlorofilo. Nu, žodžiu, čia kūryba, bet apskritai aš tai siūlyčiau į savo mitybą žiūrėti kaip į investiciją, o ne išlaidas. Čia ne, nu, mes privalom nebūtinai daug išleisti maistui, bet kiek įmanoma sveikiau maitintis. Kita vertus, pasižiūrėkit, kai kuriuose kepiklėlėse, kiek kainuoja tortas. Kai kur mačiau 40 eurų kilogramas. Va čia tai brangu. Taip. Ar ne? Tai o kur mėsos, ten kur vištienos krūtinėlė, gabalas, kiek, nu tikrai ne per brangiausias. Kur, vat, sezoniškumas, ar ne, ir vėl va tos ropės, tie burokai, kur centus kainuoja, svogūnai, kopūstai, morkos. Tai va čia yra didžiulis gėris ir ypatingai, jeigu dar Lietuvoje auginta, kur netoli tavęs, ar ne? Tai manau, kad čia yra visiškai mitas ir požiūrio klausimas ir maitintis sveikai nėra brangiau negu maitintis nesveikai. Pritariu. Ir aš dar gal pridėčiau net porą aspektų. Vienas, tai labai geras pastebėjimas yra akcijų gaudymas, nes aš pati esu akcijų gaudytoja ir irgi žiūrinėju ir kaitalioju ir stengiuosi tą įvairovę palaikyti per akcijas, nes visada rasi, kam yra nuolaida geriem produktam. Tai šitas yra, sutinkim. Tada kita dalis yra, kad tu tik į kai kuriuos produktus įdedi, kaip pasakyti, didesnį investiciją į sveikatą. Pavyzdžiui, tas pats alyvuogių aliejus, apie kurį kalbėjom, ar ne, kurio pigaus tu tiesiog negali nusipirkti, nes pati produkcija yra pakankamai brangi. Tai taip, ten kokių 20 eurų ar ten už 18 gali gero alyvuogių aliejaus nusipirkti, bet jau šito turi turėti, bet visur kitur tu gali sutaupyti. Kita dalis, aš esu pastebėjusi, kad, nu ką pastebėjus, tai jau kiek metų, jau 6 metai, kai tikrai galiu sakyti, kad jau dabar normaliuose esu rogėse sveikos mitybos, tai mažiau norisi valgyti. Esu mažiau alkana, mažiau perku visokių nesąmonių, kur anksčiau reikėdavo ir bandelę, ir ten gal
duoniukų, traškučiai, aš net nežinau kas, bet kažkokių, supranti, norėdavosi užkandžių. Užkandžiai. Ir tada tų užkandžių aš prisipirkdavau. Tai aišku, kad pas mane tenais irgi išsipūsdavo tas savaitinė ar mėnesio sąskaita. Aš kai pradėjau maitintis normaliai, valgyti normalų maistą, kuris yra iš normalių naminių, paprastų ingredientų, pati gamintis, aš nebenoriu užkandžiauti tiek. Mano natūraliai kažkaip susibalansavo. Nes aš pačioj pradžioje, tai aš atsimenu, kad aš turėjau įprotį užkandžius pirkti ir tik paskui supratau, kad man jų nereikia. Ir dar vienas momentas yra turbūt visai verta sekti savo išlaidas maistui, nes aš kartais, ir net būna, kadangi turiu įprotį sekti, tai tarkim, jeigu išvažiuoju ten žiemoti į kitus kraštus, irgi galiu palyginti, kiek vienur, kitur, trečiur kainuoja, bet gyvendama viena, aš mėnesiui pirkdama kokybiškus produktus ir palaikydama pilną įvairovę, įskaitant ir daržovių, nes per vieną pirkimą 14 bent nusiperku, kad turėčiau skirtingų, aš apie 40 eurų savaitę išleidžiu. Lietuvoje, kuris šiaip yra brangus kraštas. Tai aš niekaip nepavadinčiau, kad tai yra brangu. Ar pačiam teko skaičiuoti, kiek tu išleidi maistų, nežinau, per savaitę, per mėnesį? Iš tikrųjų ne. Tai nelabai žinau, kiek aš išleidžiu maistui, bet vėl truputį tas užimtumas kartais išmuša iš vėžių. Mano gal blogis mitybos procese yra, kad dažnai valgau ne namuose. Tai va čia nėra toks tai sveikatai palanku, bet stengiuosi kiek įmanoma. Tiesa, jeigu kalbant apie taupimą, visa statistika ir mokslas sako, rečiau eikite į parduotuves, ne taip, kad kiekvieną dieną užbėgsiu ir kažką, ne, susiskaičiuoji, susirašai, susiplanuoji, vieną kartą per savaitę užsiperki, ir tada jau viską vartoji, nes jeigu tu kasdien užeini, tai tai anas ir prisiperki visokių nesąmonių. Ir paskui likučių visokių lieka. Jo, ir dar lietuviai ypatingai švaistom maistą. Net ir mano aplinkoje, ir draugai, ir mama, kam, sakau, 2 ten, nežinau, grietinės ar jogurto ar sviesto pakeliai. Buvo akcija. Ir kas iš to? Ir vėliau tu išmeti. Ta prasme. Taip. Tai iš tikrųjų galima čia pagalvoti. Mano patarimas, kuo daugiau gamintis namie ir patarimas savo pačiam. Nes tu ir šviežesnį, ir sveikesnį maistą gamini, nes, tikrai ant alyvuogių aliejaus kas nors kepa dienos pietus, kur tu valgai ką nors. Ko gero niekas. Nerasim. O tu čia žinai, kad tu vartoji ar ne teisingesnį kažkokį produktą. Bet čia visai gerą temą pačiupinėti irgi galim. Nemažai žmonių neturi galimybės valgyti savo gaminto maisto, eidami į darbą. Ir irgi reikia eiti, kam į valgyklėlę, kam į kavinę, kam į restoraną, žodžiu, kas kokias galimybės aplinkui turi. Man irgi šitas yra. Aš šiaip į darbą būna, kad stengiuosi susiplanuoti irgi, bet ne visada pavyksta su tais pietumis. Būna kartais, kad renkuosi iš vis nevalgyti, kas irgi nėra geras pasirinkimas. Bet tiesiog aš prastai jaučiuosi nuo artimiausiai manęs esančių maitinimo įstaigų, net jeigu stengiuosi rinktis tokius, sakykime, saugiausius pietų variantus. Ką tu renkiesi pietum? Bet kaip žmogus, kuris jau supranta, kokie būtų hakai gyvenimo? Labai tokio didelio pasirinkimo nėra, nes jeigu tu kažkur dirbi vienam taške, vis tiek žiūri, kur arčiausiai. Gerai, Kijevo kotletą valgai, jeigu būna pietum. Jeigu jau kitų nebėra produktų. Nes kartais buvo tas, sako, liko tik Kijevas. Tada, kadangi galvoju, vis tiek reikia pavalgyti, nes mano smegenis ir kūnas nelabai jau funkcionuoja, jeigu ne aš nepavalgau. Negaliu nevalgyti kaip kiti. Nebuvo ir nepavalgau, aš tiesiog negaliu. Tai čia toks dalykas yra. Tai išskirtinais atvejais, bet tikrai nieko nenutiks kartą per mėnesį suvalgius tą Kijevą. Bet aš stengiuosi vėl tą pasirinkimą. Jeigu yra žuvis, kad ir kiauliena ar jautiena ir vištiena. 90% renkuosi žuvį. Jeigu yra raudona mėsa arba balta, 90% laiko renkuosi tą baltą. Tai manau, kad tas svarbus dalykas. Dar aš ką mėgstu. Kodėl žuvį renkėsi? Dar pasakyk, o paskui pasakysi. Tai mes per mažai jos valgom. Tiesiog, ar ne, kad žuvies reikia. Gerai, supratau. Tu dar ką mėgsti? Ir dar truputėlį noriu užakcentuoti, kad bet čia nežinau, čia mano toksai susigalvojimas, nežinau, kiek tai pagrįstas, kiek ne. Aš renkuosi tokias vietas valgymo, kur yra dienos pietus, jeigu kalbant apie pietus. Jeigu restoranai, tai čia atskira tema. Bet jeigu apie tą greitą tokį pavalgymą,
ten, kur daug gaminama, tai reiškia dažniausiai tai kitą dieną bus kitas ir dar kitas, tai yra tikimybė, kad bus tai šviežesnis maistas negu kitur. Pritariu. Aš irgi pagal šitą kartais būna, kad renkuosi vietas, į kurias nepažįstamo, į kokioje nors rajone, vietelį reikia užeiti ir irgi žiūriu ten, kur yra daugiausiai žmonių, aš šitą einu, nes vadinasi, kad bus cirkuliacija gera produktų. Jo. Kalbant dar apie pinigus, mus klauso, pavyzdžiui, žmogus, kuris sako, gerai, čia tas Arūnas kalba, bet ir tą, ir kitą, ir trečią, ir čia reikia pagalvoti, ir čia to žuvies daugiau valgyti, ir ankštinių, ir dabar daržovių daugiau. Judėti reikia pradėti daugiau, tai gal čia sporto klubą, ar čia reikia į kiemą. Jeigu žmogus gali skirti per mėnesį 100 eurų tam, kad jis tą savo investuotų į užsispyrimą sveikiau gyventi, kur jam geriausia tos 100 eurų nukreipti? Aš manau, 100 eurų čia visai nemaža suma, kalbant apie mūsų sveikatinimą. Taip. Pats pirmas žingsnis, tai tiesiog šiandien jau nusipirkti sportbačius. Tai geriausia investicija yra į sportbačius ir tą dažnai kartoju ir tikrai pažadu, kad ta investicija atsipirks. Ypatingai, jeigu mes sportbačius ne po lovą laikysim, o jos avėsim. Tai iš tikrųjų turbūt pats pagrindinis dalykas. O daugiau tai jau kaip ir kalbėjom kūryba. Sporto klubas visiškai nėra būtinas. Jeigu gali sau leisti, jeigu nori socializuotis, nori su kažko susipažinti, ar tiesiog patogumo, kad ten dušas iš karto bus dar kažkas, tai gali eiti. Bet mes turim idealias sąlygas sportuoti lauke. Mūsų oro užterštumas, palyginus su Tokijo, jau nekalbu apie Pekiną ar New Yorką, mes turim idealias sąlygas sportuoti lauke ir tie 4 sezonai nėra minusas, o yra privalumas. Mūsų organizmas gali patirti ir kvėpavimą prie -10 ir prie +20. Žodžiu, vėlgi ta pati įvairovė labai gerai. Tai didžiausia investicija ir patarimas yra į sportbačius. Gerai, su antrą mėnesį, juokauju, neįsi per šitą, bet kai nusiperki sportą, čia šiaip gerai. Ir beje, Arūnas šiandien irgi atėjo pėstutę pas mane į tinklalaidę. O turėjau galimybę atvažiuoti ir su įvažiavimu, su leidimu ir šiek tiek snyguriavo, bet galvoju, šiandien jau turbūt nebe kažką ten fizinio aktyvumo daug nuveiksiu, tai pasiskaičiavau, pusvalandis pėsčiom į vieną pusę, pusvalandis atgal ir žiūrėk, jau valanda. Taip, tu paminėjai Japoniją Tokiją dėl oro užteršumo. Iš tikrųjų, mes Lietuvoje net miestuose turim labai gerą orą. Čia jau reikia dėkoti ir mūsų gamtai, kad niekas neblokuoja jokie kalnai ten tų judėjimų, nes būna kalningos vietovės žiemą, kad ir kaip gražiai jos atrodytų, bet būna kartais užlaiko ten tą teršalų visą smogą. Ir čia, aišku, priklauso nuo šildymo sprendimų, čia visiškai kita tema dabar, bet Japonijoje yra teritorija, kuri įeina į Blue Zones. Tai yra ilgaamžių, sveikaamžių teritorija, Sardinijoje yra, Graikijoje yra, žodžiu, taip per visą pasaulį išsidėstė ir tai yra siejama vėlgi su ta pačia Viduržemio jūros dieta, bet mes dabar nesikelsim gyventi nei į Sardiniją, nei dar kažkur. Tai kaip žmogui, kuris gyvena Pašilaičių daugiaaukštį 147 bute, kaip jam susikurt tam savo blokiniam name mėlynąją zoną? Su to mėlynosiom zonom tai iš tikrųjų daug įdomių dalykų, beje, Okinava jau turi problemų dėl tos westernizacijos, ar ne? Tai jeigu dabar ten yra daugiausiai gyvenančių 100-mečių, neaišku, ar tai bus po 50 metų, nes jų taip pat kaip ir visam kitam modernesniam pasaulyje, net ir nemodernesniam, Afrikoje taip pat jau ji turtingėja ir nebe tokie fiziškai aktyvūs jau ir vaikai, kaip kad buvo anksčiau. Tai iš tikrųjų tų daug problemų ir fizinis aktyvumas ir mityba. Tie patys mūsų apkalbėti burgeriai ir bulvytės į Okinavą, jau yra atėję ir ta nauja karta nebūtinai jau nori taip maitintis kaip jų seneliai. Dar apie Blue Zones, Singapūras nori tapti tą dirbtinę, ar ne, 6-ąją. Tiesa, buvo bandymai ir kitur, čia atskira tema apie tą Blue Zones, buvo bandymai kitur taip dirbtinai susikurti ir Singapūras eina, manau, kad tinkama linkme. Tai jeigu šalis turi tokį iššūkį arba susigalvojant iššūkį, ar ne, tai žmogus gyvenantis Pašilaičių mikrorajone taip pat sau gali daugiau mažiau tai susikurti.
Tai papildomų kažkokių jau mitybą mes apkalbėjom, kokie dar susideda ingredientai tų žydrųjų zonų, kur žmonės ilgiausiai gyvena. Tai fizinis kalnuotumas, ar ne, tas natūralus. Nu, mes neturim to kalnuotumo, tai tiesiog daugiau vaikščiokime. Laiptais lipti galima, nes aš atsimenu, ten jėgos treniruotės ir laiptai yra puikiausia priemonė ir raumenims, net ne tik kad kardio, bet ir raumenims. Tai žodžiu, Pašilaičiuose lipti savo butą laiptais ir dar su nešuliais iš parduotuvės. Taip. Aišku, būtų gerai, jeigu 2, ar ne? Kad nebūtų stuburo ir raumenų visokių įtampų. Tai ką mes pamirštam lietuviai ir šiek tiek, manau, kad ne per didelį dėmesį skiriam socializacijai. Teisingai. Draugų turėjimas, nebūtinai ten, kaip kad turim 20, 30 ar 100 tūkstančių sekėjų. Tai ne apie tai kalbam, gyvas ryšys, kad ir telefonu. Geriau negu nieko. Aišku, gyvai tai dar kitaip. Tai šitas labai svarbus dalykas ir tikslų turėjimas, ypač čia vyresniems žmonėms. Dabar tai mes tų tikslų nespėjam, tik tai sukasi tos smegenys, bet vyresniame amžiuje privalo turėti žmogus tikslą. Bet čia vėlgi įvairiai. Ar anūkų išsilavinimas, ar vaikų, ar savo sveikata, ar kaimyno sveikata, ar nežinau, gal kažkur 3 amžiaus universiteto dar kažką naujo išmokti, ar kalbos. Nu, kažkoks tikslas. Ar tuos pačius 7000 žingsnių sueiti. Žodžiu, jeigu mes natūraliai kažkaip jau pasimetam, susikurkim tikslą, tai labai lengvai pasiekiama, pasidomėkim kažkuo. Tai šitas svarbus taip pat dalykas. Kitos dienos laukimas arba to tikslo turėjimas. Geras, tai tokie labai elementarūs dalykai ir nesvarbu, kokiam mes aukšte gyvenam, kokiam rajone ar kokioj šaly. Žinoma, dėl mitybos, vis tiek Italija, Ispanija, Graikija ta pati šviežumas. Taip. Mūsų bananai, ką mes valgom, plaukia tiesioginė žodžio prasme kartais mėnesiais. Yra minusų, ar ne? Bet pasikartosim. Kriaušės, obuoliai šalia pat. Sezoniškumas, taip, mūsų yra. Ir mes ne visada išnaudojam. Jo. Apie žingsnius. Dalykas vienas yra įdomus ir tu paminėjai 7000 ir man įdomu, ar tai paminėjai sąmoningai ar ne, nes man kai tekę yra į tą žingsnių kalkuliavimo temą įeiti, tai aš atsimenu, kad būtent, jeigu taip tyrimais remiantis, kokia yra ta optimalus, kaip čia pasakyti, vienu ypu nuėjimo briesku to žingsneliu kiekis, tai apie 7-7 tūkstančiai žingsnių yra tas, kuris pasiekia geriausią rezultatą, o viskas, kas virš, vis dar yra gerai ir jeigu jūs padarot ten 20 000 nuostabu, bet tai nebeturi tokio kritinio efekto, kokį svarbu yra tie 6-7 tūkstančiai. Taip ir yra, nes vis tiek tu didesnė turi tyrimų prieigą ir informaciją. Taip ir yra, ne? Taip, tikrai rugpjūčio mėnesį 2025 metais išėjo didžiausia iki šiol metaanalizė, mokslinis straipsnis. Metaanalizė tai reiškia visų mokslinių straipsnis, iš visų kitų padarytas straipsnis. Tai jie aiškiai sako, buvo lyginami 2000, kas nueina žmonės, ir 7. Tai tie, kas nueina 7000 žingsnių, ten procentais ir mirtingumas sumažėja 10%. Wow. Ką gerai įsimenu, tai depresijos rizika 22% sumažina 7000 žingsnių kasdien. Ne kartą per savaitę, bet kasdien. Metai iš metų mes privalom nueiti 7000 žingsnių. Vėžį sumažina, širdies ligas, dimensija, kas labai svarbu, nes mes ilgiau gyvenam ir mums protą reikia vis ilgiau išlaikyti. Tai visiškai yra faktas, bet, ką paminėjai, 20 000 žingsnių, čia jau ne iš to straipsnių, iš kitų, jau nebūtinai sveikatai palanku, jau per daug. Nes mes privalom ir stuburą savo pasaugoti, ir sąnarius, ir taip toliau. Kas nueina 7000 žingsnių, siūlau specialiai žingsnių neberinkti, nes efektas mažas. Bet tam yra tempimo pratimai, lankstumo, ar ne, jėgos pratimai, pritupimai, atsispaudimai, ar ten ganteliuką kokį pasiėmus, pusiausvyros pratimai. Jau geriau tada kitas fizinės ypatybes palavinti, o ne dar eiti specialiai. Jeigu natūraliai tu surenki tos 10, 12, tai viskas tvarkoj, nes jeigu eini darbą visada, tai tikrai nebenutrauk to, kad 10 000 einu žingsnių, o dabar eisiu 7, nes išgirdau mūsų pokalbį. Ne, vaikščiokim ir tos 10 000. Bet jeigu specialiai tie žmonės, kurie renkdavo 10 ir tada ant sofos. Ne, geriau 7
ir tada jau daryti kitas lavinti ypatybės. Turiu kitą klausimėlį. Kiek svarbu yra tuos 7 per visą dieną tada išdėstyti, nes būna žmonės visą dieną sėdi darbe, susitikimuose prie kompiuterio sulinkę ir tada vienu ypu apeina, nežinau, super sveikai, ta prasme, tai yra grynam ore, miške, valandą, pusantros su šunimi, tai viskas tvarkoj. Kiek šitas turi sveikatai įtakos tas paskirstimas, sakykime, fizinio aktyvumo per dieną? Gerai ir vienu ypu. Bet jeigu mes sėdimą darbą, čia dažnai verslo, jeigu kokius seminarus turiu, būtinai užakcentuoju. Mokslas sako, geriausiai per valandą 15 minučių pajudėti. Tai man sako, ypač vadovai. Kas mokės? 8 kart 15 gaunas 2 valandos. Tai aišku, kad nelabai, racionalu ir protinga. Bet užtektų ir 5 minučių kas valandą. Ir tos 5 minutės, čia jau net ne vadovai, o kai kurie ofiso darbuotojai, kaip man tas 5 minutės rasti, man čia e-mailai, man čia skambučiai, man čia tas ir tas, bet žmonės nesupranta kai kurie. Jeigu tu tas 5 minutės, ypač jeigu užlipsi laiptais, padusi, gaus smegenis daugiau kraujo, to pačiu degonės, tu tas, kas sėdėjai ir įtempiai savo smegenis, e-mailus, ten galvodamas, rašydamas, skaičiuodamas, per tas 5 minutės tu atsipalaiduosi ir tą darbą padarysi žymiai greičiau. Tai bus ne išlaidos tos 5 minutės, o investicija į tą laiko tarpą. Tai tą būtina suprasti, o 5 minutės labai greitai jos čia galima rasti, praeiti, geriau kai lipi laiptais, bet, kavos nueik pasidaryk. Į kitą aukštą į tualetą galėjai. Taip. Tai gali nueiti kitam neskambutį ar nečatą, kokį nunešk tą dokumentą, ta prasme, čia jau kūryba. Dar ką rekomenduoju, dažnai ofiso darbuotojams, įsigyti tokį įprotį, pavyzdžiui, jeigu tau kas nors skambina, tu iškart atsistoji, o atsistoji dažniausiai tai tu judi. Tai tokį įprotį irgi susiformuoti, tai toks natūralus tas fizinis aktyvumas, kur tu net nepagalvoji. Tai šitas svarbu dalykas, jeigu ofise dirbam. Bet jeigu jau nusprendėm pasivaikščioti, tokia mokslo klasika kalba apie fizinį aktyvumą, labai reikėtų, kad tas fizinis aktyvumas būtų ėjimas, šuns vedžiojimas ar ten dar kažką, bent 10 minučių. Iš tos, kaip sakiau, darbe užtenka jau ir 5, kad kas valandą kažkoks būtų teigiamas efektas. Kad tiesiog cirkuliacija būtų. Bet jeigu jau laukia vaikštom, jeigu šiukšles išnešam, apeikim tą pusę rajono, tas 10 minučių, jeigu parduotuvė, tai išlipkim anksčiau už to troleibuso. Tai būtų gerai, kad ir beje jie skaičiuojasi. 10 minučių, tada dar 10, tada dar. Ir taip susirenki tos žingsnius ar tą pusvalandį ar panašiai. Super. Aš tai esu pastebėjusi, kad man labai ženkliai pagerėja nuotaika ir net tą pačią dieną, jeigu aš į darbą tikrai einu pėstute ir kokiu ilgesniu keliu. Aš visą spėriai vaikštau, man yra tas lėtesnis vaikščiojimas jau yra terapinis ir rekreacinis, bet į darbą, iš darbo aš tikrai einu greičiau ir aš labai didelį poveikį jaučiu, tam nusiteikimui, motyvacijai, nuotaikai ir atėjimui į darbą, žodžiu, kur aš jau labai daug pasidarau tikrai per 1 valandėlę. Čia keletą aspektų aš galėčiau dar patvirtinti arba pridėti. Tai iš karto mūsų smegenys, padariau gerą darbą, jau dopamino. Bet ir pats fizinis aktyvumas išskiria gerųjų tų hormonų. Ir dar, ką mes pamirštam, mūsų akims, tiksliau per akis mūsų smegenims, reikia skirtingų ir geriau gražių vaizdų. Tai pasivaikščiojant, mes vėlgi čia nesąmoningai, mes pažiūrim, tai apsnigiant, o dabar tikrai vis dar yra jau, gal jau nusibodo, aišku, bet šaltis, bet grožis tai ne, nes buvom išsilgę. Tai iš tikrųjų matom vieną vaizdą ir įsivaizduokit, vėl tie 4 sezonai, koks yra didžiulis privalumas, nes jeigu tu tuo pačiu taku eini į darbą, ten į mokyklą, keičiasi vaizdas. Žalias lapas, rudenį žiūrėk jau geltonas, žiemą jisai apsnigęs. Aišku, geriau keisti ėjimo trajektorijas ir takelius, nes mums reikia vizualo ir jeigu jis gražus, taip pat smegenyse pasigamina to pačio dopamino. Tai apie tai daug kas nesusimasto. Tai kuo daugiau dar papildomas toks gerasis efektas ėjimo pėsčiomis, vaizdai. Vėl čia, jeigu išsiplėsti, tam ir parodos yra, tam ir filmai, ir teatrai, vizualas mums yra didžiulis gėris, ne tik, kad čia gražu, bet tai yra didžiulis gėris mūsų smegenim, nuotaikai ir tiesiogiai ar ne psichikos sveikatai.
Ir tada reikia susirasti draugą, su kuriuo esi ryšyje ir dar visą tai aptarti. Ir kartu Jeigu dar pasikalbėti. tai yra, tai iš vis gerai. Jo. Šiaip tai dar apie tą ėjimą, irgi kol kalbėjai, prisiminiau tokį dalyką, kad verta keisti ėjimo kelią, ne vien dėl to, kad keistųsi vaizdai, bet ir dėl to, kad nebedarytumėm dalykų automatu ir irgi smegenims duotumėm dar papildomo darbelio, paskaičiuoti, sugalvoti, tai kaip mes čia einam per kuro kažkas naujo ir, žodžiu, kad irgi dar ta stimulacija ir mokymasis ir kaip smegenų judrumas tas. Jo, čia kognityvinėms funkcijoms prisideda. Jo, taip. Arūnai, visai pabaigai, aš paprastai prašau pašnekovų sureziumuoti, ten įvardinti kokius ten 3 svarbiausius dalykus, ar kažkaip taip, nežinau, tokį apibendrinimą padaryti. Man labai patinka tai, kaip tu komunikuoji ir aš tavęs noriu paprašyti tokio dalyko. Ar gali pasakyti kelius tokius nepatogius, bet būtinus dalykus, ką žmonėm reikia išgirsti, remiantis tavo paties darbo ir tyrimais, ir kad mes turim pradėti investuoti daugiau į savo sveikatą ir į savo savijautą? 3, ar ne? Kelis. Nepatogumas vienas turbūt, tą turim visi suprasti. Mūsų sveikatą įtakojam didelę dalimi mes patys, ne kitas, ne kaimynė, ne politikas, ne meras, ne dar kažkokias ten, nežinau, darbdavys mūsų ar panašiai. Mes patys, mūsų prioritetai. Stresą jaučiam darbe metai iš metų, meskim darbą, ieškokim kitą. Man dar kas patinka apie darbus, kažkur čia vienoje konferencijoje išgirdau gerą posakį. Jeigu visi durni darbdaviai, jeigu aplinkui vien kvaili žmonės, nieks tavęs nesupranta, darbo tau neduoda, susikurk darbą arba verslą arba tą vietą pats. Ir tai iš tikrųjų gali veikti. Tai viskas priklauso nuo tavęs, nuo pasirinkimų, fizinis aktyvumas, nuo ko kito priklauso, tik nuo tavęs. Jeigu tu esi įgalus judėti, ar ne? Vėl ta pati mityba. Tai čia nepatogi gal tiesa. Nuo tavęs labai daug kas priklauso. Nustokim pasiteisinimus. Jo, čia pilna ekskuzų susigalvojom, kad čia meras neįrengė man takelio, čia darbdavys kažko dar nepadarė, bet tu gali keisti. Tai vienas gal toksai nepatogumas. Antras galėtų būti, ko gero, dažnai vėl pasiteisinimai. Reikia investuoti, čia reikia ten valios, ten tingim, kam čia man to reikia. Bet siūlau prisiminti, einam į darbą, studijavom mes universitetuose, ar ne? Tikrai man anatomiją studijuoti nebuvo didžiulis toksai malonumas, ar ne? Ten kalimas, tų kaulų raumenų sistemų, kraujotakos, tu įdedi valios, įdedi darbo, įdedi pastangų, tu turi prisiversti. Į darbą lygiai tas pats, tikrai ne visada tiksliau niekada aš nemėgstu su šypsena, neatsikeliu 6:30 ryte ar 7. Visada, save kažkaip bandai perlaužti, ar ne, kad reikia į tą darbą, yra atsakomybės įvairios ir taip apskritai reikia keltis iš tos lovos. Nors kartais galėčiau gulėti, kaip ir visi kiti. Tai lygiai tas pats su fiziniu aktyvumu. Prisiverskim pajudėti. Įdėkim indėlio, valios. Tai čia irgi kartais toksai nepatogumas arba nesusipratimas. Niekas už tave nepadarys. Niekas už darbo už tavęs nepadarys. Niekas neišmoks studijų. Tai lygiai tas pats. Niekas už tave tavo kūno nepajudins. Tai tu turi įdėti valios. Ir trečias turbūt ne pirmadienį. Ne ten kovo 1, balandžio 1, ypač nuo naujų metų, ar ne? Rugsėjais vasara praeis ir ne, dabar. Šiandien tą pavyzdį visada sakau, turi 3 cigaretės, išmesk jas sulaužyk, o ne darūkyk ir tada jau, tai čia su cigaretėm, su spurgom taip pat. Ar būtinai ofise, jeigu yra 8, dabar reikės tau suvalgyti 5 išeinant. Palik, suvalgyk vieną arba nei vienos. Ir su fiziniu aktyvumu dabar, sportbačius dabar, neturim sportbačių, ateis tau, jeigu užsisakė internetu kitą pirmadienį, išeik su batais, per sniegą paklampnok. Ir tai duos didžiulį efektą.
Tai turbūt tokie 3 jau truputį ilgai gal Stipriai, labai stipriai, kad tik tai nuo mūsų pačių viskas priklauso. Aš tam iškeiktam Instagram'e mačiau visai neseniai vieną, kuris mane irgi palėtė, sukrėtė, kad su kiekviena diena mes turim ne vieną dieną daugiau, o vieną dieną mažiau. Irgi man labai pasirodė stiprus. Taip, tai aš ir galvoju, nereikia laukti nei pirmadienio, nei naujų metų, nei nieko. Arūnai, kur žmonėm galima tave rasti, daugiau tavo turinio, su tavim susisiekti, jeigu įmonės, pavyzdžiui, gali norėti tave pasikviesti pas save pakalbėti? Tai dabar turbūt pagrindė tai Instagramo profilis profesorius Arūnas. Manęs anksčiau, kodėl viena iš priežasčių aš susikūriau tą Instagramą, nes kažkaip vis paklausdavo, nu tai kur čia galima tave rasti, kur čia tavo informacija, tai mano visa informacija būdavo PubMed. PubMed tai yra toksai mokslo Google, Taip. bet nieks tų mokslinių straipsnių neskaito. Nu, ta prasme, nu, ten jie ir sudėtingi, ir daug, ir taip toliau, nu galvoju, nu tai jeigu žmonės klausinėja, bet ta prasme, ne taip vienas klausimas per metus, na, o taip pastovi, tai kur galima tavo normalesnę tokią informaciją rasti? Profesorius Tai viena Arūnas. iš priežasčių Instagramo susikūrimą. Gerai. Profesorius Arūnas. Įdėsiu nuorodą į profesorių Arūną ir šito video aprašymę. Ačiū. Ačiū tau, kad atvykai ir su tokia energija pasidalinai patogiom ir nepatogiom tiesom. Aš tikiu, kad bus žmonių, kuriuos nubudins šitas pokalbis, žinok. Tai esu dėkinga. Linkiu pačiam didelės sėkmės irgi tiek savo misiją nešant, dirbant su studentais, kuriant turinį, dalyvaujant tyrimuose, tiek apskritai edukuojant visuomenę, nes tai, ką tu darai savo kanale Instagram, irgi yra labai labai svarbu. Tai aš tik linkiu, kad tavo auditorija visa, kuri gali tave atrasti, kad jinai tave ir atrastų ir visi vardant sveikesnės Lietuvos galėtumėm savo 5 centus ten įdėti. Tai ačiū ir tau, Simona, ir labai, manau, pagirtina, kad kvieti, vat, kalbėjom, ką prieš tai buvai pasikvietus, ar ne, mokslo žmonės. Tai vat, tas svarbu ne tik kažką tiesiog populiaraus papasakoti, bet labai svarbu mokslo pagrindas. Tai ačiū už pakvietimą. Į sveikatėlę. Visada, manau, ne paskutinį sykį. Jums irgi ačiū labai už tai, kad įsijungėt. Jeigu patiko turinys, nepamirškit prenumeruoti. Šitas padeda ir kanalui augti ir paskui įdomesnių svečių pasikviesti. Ir tiek šiam kartui, susitiksim kitose kūno magistro laidose. Iki.